Iki dabar video, kuriuos darydavau, būdavo labiau mokomojo pobūdžio, bet kadangi tiek visko daug vyksta, pagalvojau, kad geriau darysiu naujienų apžvalgas, taip užtruks žymiai trumpiau laiko ir tai bus daugiau naudos jums. Nebūsiu aš tas žmogus, kuris tenais paišo grafikus, daro didelės analizės, aš fokusuosiuos į meme coinus ir NFT. Tai jeigu jūs esate degeneratas, tai puikiai vieta šitame kanale, kur galėsit rasti savo naujienas. Už tai toks ir visas backgroundas, kuris yra artimesnis tokioms temoms. Kadangi visko įvykę labai daug, nubėgsiu keliomis dienomis atgal ir grįšiu iki šios dienos aktualijų. Tai svarbiausias įvykis tikrai niekas negalėjo praleisti, įvyko Bitcoin padalinimas, kai kurie Bitcoin skeneriai atšventė taip ir padarė interaktyvų interfeisą, nežinau, laukėt, nelaukėt to, bet esmė tokia, kad po Bitcoin padalinimo daugelis žmonių tiesiog jaučiasi taip, kad atrodo didžiulis įvykis, visi jo laukia, bet ar kažkas iš to atsitiko. Bitcoino kaina kaip stovėjo, taip ir stovi panašioje vietoje, bet visas judesys nėra tenais. Įvyko labai didelis dalykas, atsirado naujas protokolas būtent ant pačio Bitcoino ir gimė štai toks šuniukas. Nežinau, matėt, žinot kažką ar nežinot, jeigu nežinot, labai trumpai paaiškinsiu, bet vienu žodžiu atsirado meme coinai ant Bitcoin tinklo, ko iki šioliai nebuvo. Kodėl turėtų būti verta domėtis jais, tai pažiūrėkit, kaip pavyzdys yra. Ir market capai yra tokie, kad Ethereumo 383 milijardai, BNB yra 89 milijardai, Solano 64 milijardai, o Bitcoino market capas yra 1 trilijonas 260 milijardų. Tai reiškia, visus šitos chainus kartu sudėjus net nebus tokio dydžio market capo kaip Bitcoinas. Tai Bitcoinas yra ten, kur yra visi pinigai ir iki šioliai ten nebuvo jokių meme coinų. Meme coinai yra tas, kur ateina degeneratai, degina savo pinigus, mėgina pagauti greitus iksus ir dabar tas bus galima ant didžiausio blockchaino, koks tik yra. Tai būtent šitas šuniukas yra vienas iš tų meme coinų, kurie yra milžinai, iš kurių labai daug tikiuosi, jų jau yra pilna, bet šitas šuniukas yra tas, kuris gali pasiekti pirmas milijardą. Grįžtant truputį atgal, buvo tokių žmonių, kurie po halvingo kėlė nuotraukas, kad kažkas sumokėjo 500 tūkstančių tik tai tam, kad patekti į pirmą bloką ir kaip suprasti. Daug kas nesuprato to. Bet realiai tas jau buvo aišku, kurie domėjosi visų tuo naujų Bitcoino tinklo paleidimu, visi žinojo, kad bus su Bitcoino padalinimu iš karto pačios pirmos transakcijos su milžiniškais mokesčiais. Ir kaip pavyzdys, tas šuniukas, kurį rodžiau prieš tai, kad jie taptų numeris 5 rūna, tai reiškia numeris 5 meme coinas ant Bitcoin tinklo, jie sumokėjo už pervedimą 185 tūkstančius, kur buvo 500 000 mokesčių, tai buvo numeris 1 meme coinas ant Bitcoino, tai decentralized. Dabar kaip tenais viskas vyksta truputį daugiau. Tai šitos dog tokenus gavo žmonės, kurie buvo prieš tai pirkę va šito pačio developerio Runestonesus. Tos Runestonesus galėjo pirkti per Magic Edeną ir kitas platformas. Jų kaina tuo metu buvo apie 0,07 bitkoino, kas gavosi apie $5,000. Dabar kaina yra pakritus iki $2,000 dėl to, kad buvo išdalintas airdropas, jie nemokamai jau gavo tos šunis ir kai kurie žmonės tiesiog laikė tos Runestonesus tik tai tam, kad gautų tos šuniukus, nes visi jau žinojo, kas įvyks. O kaip sekasi tiem šuniukam, tai labai gerai pasakysiu. Jeigu pažiūrėtume, jo market capas dabar yra apie $500 milijardo, tai yra 460 milijonų. Ir toks market capas pasidarė per nepilną savaitę. Pati rūna startavo 20 dieną, tai reiškia su Bitcoin padalinimu, bet jinai buvo po poros dienų išmėtyta į piniginės. Ir va šitie žmonės, kurie laikė tos Runestonesus va šitos va, kurie turėjo piniginiai, tai jie gavo šitų tokenų ir jie gavo už va tokią sumą po 890 tūkstančių, tai yra po $4,200. Kas nežino, aš turiu grupę, kur bendraujam su keliais žmonėm, ten privati grupė, kas norės prisijungti, tai apačioje yra nuoroda kriptogrupė.lt, šiuo metu narystės uždarytos, bet esmė, mes grupėje jau žinojom, laukiam šito, su grupės nariais pirkom tuos Runestonesus, gavom šitos airdropus ir čia nebuvo vienintelis airdropas, kadangi šitie NFT skaitosi tokie kaip OG ir kiti projektai darys jiems airdropus. Tai jau buvo dar vienas meme coin airdropas, tai buvo Runedors, kurie išleido savo irgi tokeną, kuris buvo Lobo the Wolf. Jisai išėjo šiandien ir jo market capas šiuo metu jau yra 54 milijonai. Jo šito airdropo vertė buvo mažesnė, tenais apie $300 buvo tuo metu, bet dabar pakrito, pažiūrėsim, kur judės, bet daugiausiai vilčių aišku dedu į būtent va šitą Dog Goes to the Moon. Kaip meme coino, nežinau, kiti žinot, nežinot, bet yra tie tikeriai pavadinimai, tai tikeris yra labai geras, Dog pataiko į tą temą, kur šunis katės, ir jeigu palyginsim, tarkim, jo dabar yra market capas 450, kaip ir sakau, jis kelias dienas dar tik tai gyvas, bet pilną
centralizuotų keityklų, kurios dabar jungiasi prie to ir išlistina į pardavimą. Tai laukim, kol pateks į didesnės keityklas, prasidės didesni veiksmai. Bet šiai dienai hypas labai didelis, kol kas numeris 1 meme coinas būtent ant blockchain, būtent ant Bitcoin tinklo. Ir pažiūrėsim, kas bus. Ar pats tinklas tas, ar meme coinai bus šiandien geri ar negeri. Tai pavyzdžiui, grįžkime prie tos vietos, kur kažkas sumokėjo $500,000 už pervedimą vieną. Tai pasižiūrėjus apačioje yra postas, kuris jau trolina tą žmogų. Kad ir surinkęs ten 214 peržiūrų, bet esmė tai yra CyberKonksai. Nežinau, žinot, nežinot, bet per NFT tai buvo kosminė kolekcija, kai savo didžiausių metų jie buvo pardavinėjami, tarkim, čia yra 178 ethereumai už vieną vienetą NFT, čia average kaina yra 113 ethereumų už vieną vienetą, kai buvo ethereumo kaina $4,000. Tai reiškia, vienas NFT pas jos kainuodavo apie $450,000, tai $600,000. Buvo tokie laikai, kai žmonės tiek mokėdavo už juos. Ir mokėdavo už juos todėl, kad jie turėdavo papildomus tokenus, papildomą utility, ir tai reiškia, būtent va šitie CyberKonksai žino, kaip viskas darosi. Čia jiems ne pirmas rodeo, kai ateiti reikia, kažką padaryti su NFT, kažką su tokenais padaryti. Tai jie jau viską kuo puikiausiai žino, kaip tai daryti. Ir ką jie padarė, dabar yra jie vieni pirmųjų, kurie kartu jungiasi į tą naują judėjimą, į meme coinus ant Bitcoino. Tai jų tokenas bus decentralized pavadinimu. Šiuo metu dar jo negalima nusipirkti. Jisai bus išdalintas būtent va šitų CyberKongų NFT savininkams, o tie NFT vadinasi Prometėjus. Šiuo metu kaina, aišku, yra pakilus truputį, kadangi visi laukia airdropo, snapshotas bus šį sekmadienį, o pirmadienį bus airdropas. Tai iki to laiko kaina dar tikrai kils, po pačio snapshoto, tai reiškia, sekmadienį vakare turėtų kaina pakristi, pirmadienį irgi bus pakritus, po to vėl mėgins atsistatyti. Bet tai, ką aš matau, tai yra pačios didžiausios kolekcijos, kurios yra, kaip sakoma, su didžiausiam perspektyvom. Aš jas būtinai stebėsiu, pranešiu daugiau naujienų apie tai. Patys galite daugiau pasidomėti viską, bet čia tokia buvo kaip įžanga, kad suprastumėt, kur viskas link juda. Jeigu domėsitės būtent meme coinais ant Bitcoino, pradėkite nuo šitų kolekcijų. Kitas dalykas, atsiranda nauja mada. Yra 2 meme coinai ant Solanos tinklo, kurie irgi labai stipriai iššovė. Vienas iš jų yra Gami, tai parodė labai puikius rezultatus. Čia yra žvakės 15 minučių, tai reiškia, viena žvakė reprezentuoja, kokia kaina buvo kas 15 minučių. Tai jeigu pažiūrėjus, tarkim, per pirmas 15 minučių nupirkus buvo galima užsidirbti 74x, čia nais matot procentus, tai va čia nais yra 7300%, tai reiškia 74x. Šiaip į šitą projektą labai daug lietuvių papuolė, nes visi žinojo, visi laukia iš mano grupės nariai, laukia iš kitų lietuviškų grupių nariai ir tikrai daug žmonės pasikėlė x būtent iš šito projekto. Tai vienu žodžiu, labai stipriai sujudėjo, patį projektą padarė žymus influenceris Banteris. Ir ką pradėjo šitas projektas, buvo pasakę, kad kas pasidarys geriausią tatuiruotę, kuri labiausiai patiks, tam duosim $10,000 atitikmens, panašiai kažkas tokio, apie $10,000 vertės tokenų. Tai prasidėjo žmonės, kad jau darosi tatuiruotės. Tai kaip ir nice, bet šiandien kaip tik dar išmetė dar vieną tokio tokeno, kuris irgi labai gerai sujudėjęs, irgi žmonės darosi tatuiruotės. Tai naujas dalykas į meme coinus ateina, labai stiprus projektai, savo promotionui, duoda kažkokias premijas, žmonės darosi tatuiruotės. Kaip kažkas darydavo seniau Bitcoino, bet dabar darosi beverčių meme coinų, kurie realiai po poros mėnesių gali turėti nulinę kainą. Dar vienas naujas įdomus dalykas, tai yra ant Base chaino, tai reiškia ant Ethereum Layer 2 grandinės, buvo sugalvotas naujas tipas meme coinų. Tai pavadinimas jo yra ERC20i. Tai ką tai reiškia? Ta I raidė reiškia inscriptions. Tai vienu žodžiu, labai paprastai paaiškinant, kai darai pervedimą, jie sugalvoja, kaip padaryti, kad kartu su to pervedimu žmogus gautų ir NFT. Nes eina su to pervedimo data papildomi skaičiukai, kurie tau padeda sugeneruoti paveiksliuką tavo piniginėje. Ir vienu žodžiu, toks kaip NFT, tiesiog kurie keliauja kartu su pervedimais ir nereikia pirkti atskirai NFT ant Base chaino, keli centai pavedimas. Tai va, šiaip labai mažai dėmesio dar gauna, visiškai naujas dalykas, nežinau kaip jiems seksis su marketingu, įdomi idėja, ne tik meme coinai, dar ką tik kūrėsi marketplace'as pats, tai čia va šitas Fungi yra pats pirmas tokenas, čia yra jo grafikas, šovė iš pradžių labai stipriai, dabar market cap'as yra 12 milijonų, kas yra žiauriai mažai, tai nežinau, jeigu gaus kažkokio populiarumo, jeigu influenceriai pradės dalintis, jeigu daugiau žmonių apie tai sužinos, tai jis turėtų nuskristi. Kokį minusą aš matau čia nais? Tai čia nais jisai, kaip ir sakiau, jisai yra ant
base chainą, tai reiškia, žmonės turi žinoti ne tik Ethereumą, žmonės turi žinoti base'ą ir dar vienas dalykas, jie turi suprasti apie tos NFT ir kad tenais galima dar tą tokeną padaryti, sugeneruoti su kiekvienu pervedimu. Tai iki to kainos sprogimo trūksta to tokio lengvumo žmonėms. Kaip tarkim, ant Solanos atsirastų tas viskas, Solana, viskas gerai, važiuojam. Bet čia žmonės daug kas nežino base'o, kad ir jie perka meme coinus, bet jiems dar nedėjo, net pavyzdžiui, iki base networko, o čia toks biški next level, reikia pirkti per piniginę, kad matytųsi tas NFT. Vienu žodžiu, neaišku, kaip bus, pastebėsim, seku šitą akauntą, pasižiūrėsim, kokių naujienų jie turės. Nežinau, kiek pažįstami esate su CryptoPunkais, bet prieš dieną buvo vienas didesnių pardavimų, tai būtent va šitas paveiksliukas, įspūdingo grožio paveiksliukas, priminsiu, buvo parduotas už $12 milijonų. Jisai yra skirtingas tuo, kad yra iš CryptoPunkų, bet jisai skaitomas kaip ir Alien type ateivis. Ir tokie yra tik tai 3 vienetai, 2 prieš tai buvo irgi parduoti už milijonus, vienas neatsimint 15 milijonų, kitas dar daugiau buvo parduotas. Tai šitas pigiausiai už kiek buvo nupirktas, tai prisijungia į trijulę. Buvau kažkur suradęs jo Twitterį būtent šito žmogaus, bet dabar pasimetęs. Tai vienu žodžiu, stebėsiu ir jį, pažiūrėsiu, gal ką gero papaustins, bet šiaip kiek žiūrėjau, kiek analizavau, tai kažkokios naudingos informacijos nepaustina, ten dalinasi taip paveikslais, dar kažkuo, tai nebuvo tiek aktualumo. Tai vienu žodžiu, tokios naujienos, jeigu patiko, paspauskit laiką, pasidalinkit su draugais, sekit, pasistengsiu daugiau tokių naujienų įmesti. Ko paprašysiu, tai palikit komentaruose kažkokių tai naudingų projektų, kuriuos sekat, pamėginsim, išanalizuosim, pasidalinsim su visais ir tai visi gausime daugiau naudingos informacijos ir gal rasim iš ko uždirbti. Tai susitiksime kitą kartą.